Mėlyjeji Lietuvos žmonės, šiemet sutikdami naujosius kartu su Lietuva žengėme į antrąjį savo istorijos tūkstantmetį. Nuoširdžiai linkiu, kad šie metai, nors girdime neramių prognozių, būtų kuo šviesesni ir geresni mūsų valstybei, mums visiems. Pirmasis Lietuvos tūkstantmetis glaudžiai buvo susipynęs su Europos istorija. Kūrėme, gynėme ir saugojame savo valstybę, išgyvendami netektis ir vėl atkakliai siekdami laisvės. Šiandien, pradėdami rašyti naują istorijos puslapį, liudijame paprastą, bet gilią tiesą. Lietuva buvo, Lietuva yra ir Lietuva bus. Kad ir kokie sunkumai mūsų lauktų, kad ir kokias negandas tektų įveikti. Mus kamuoja daugybė problemų. Tačiau kurios valstybės ar tautos istorijoje jų nebuvo? Mums iškyla sunkumų, tačiau savo ir savo valstybės gyvenimui įrodėme, jog ateitį gebame kurti. Lietuvos istorinio gyvavimo tikslas, siekiamybė ir prasmė savo pasaulėžiūrą, kultūrą, būti Europoje ir būti Europą. Lietuva pradėdama antrąjį tūkstantmetį nuo tų laikų, kai Europos dokumente pirmą kartą paminėtas jos vardas, pristato pasauliui Vilnių, šiemet pelniusi teisę vadintis Europos kultūros sostinė. To Lietuva dar kartą patvirtina ir įtvirtina savo istorinės raidos kryptį. Vilnius tikrai vertas šio garbingo titulo. Savo nepakartojamų veidų ir siela, savo žmonėmis, saugančiais praeitį ir kuriančiais ateitį, savo pavyzdžių, kurios sekė kiti Lietuvos miestai. Ta kūryba vyksta kasdien, kiekvieno iš jūsų širdyje, kiekvieno iš jūsų mintise ir išreiškiama kiekvieno iš jūsų darbais. Ačiū visiems. Šioje kūryboje negailintiems nei fizinių, nei dvasinių jėgų. Šiemet ilgai lauktas šventes švęsime kukliau negu manėme. Gal ne visos idėjos bus įgyvendintos, ne visi lūkesčiai išsipildys. Tačiau juk mums teko išskirtinė gyvenimo dovana – praverti mūsų antrojo tūkstantmečio duris. Sveikinu Lietuvą, žengiančią per istorinį slenkstį. Sveikinu visus mūsų antro tūkstantmečio žmonės ir linkiu, kad prasidedantis metai suteiktų jums laimės, stiprybės ir ištvermės.